Esame prie jūros ir laukiame kelto. Ir labas visiems. Sveiki visi. Sugalvojom praleisti savaitgalį Švedijai, vasarnamyje, prie ežero, pažvejoti, pabūti gamtoje, atsipūsti nuo tų statybinių darbų ir nuo visų kitų darbų. Žmona taip pat nori atsipūsti. Tai va, važiuojam dviese. Daugiau nieko neturint, tik apart maistas, meškeris, masalai, kaldra, pagalvė. Keltų bilietas kainavo 460 daniškų kronų. Keliamės iš Helsingioro į Helsingborgą ir važiuosime dar apie 80 km, kažkas tokio. Kaip tik jau atplaukė keltas, kuriuo kelsimės. Ilgai tai netrunka, 15-20 minučių ir būni Švedijai. Į lauką išeiti neleidžia, gal dėl vėjo, nežinau, tai uždarytas denis, žodžiu, kad negalima eiti į lauką. Tai prie lango esu, tai truputį parodysiu vaizdą, ten prieki matot pilį Helsingioro, prie tos pilies, nežinau ar matosi ar ne, yra žvejų, vėjažuvių vieta, vėjažuvės kimba. Žmonių tikrai daug, besikeliančių į Švediją. Žmona radau kvepaluose jau. Tolsta Danijos krantai, artėja Švedijos krantai. Tuoj būsim vietoje. Persikėlim. Nepigus tas persikėlimas, bet tikrai, žinokit, patogus. Tai leidžiamės į kelią. Nelabai ką ir pafilmuosi važiuojant, tik asfaltas. Tai žodžiu, susitinkame jau namelyje. Na, bent tu ką nors nori papasakoti. Su Kamila, ne? Nusprendėm, kada užsuksim į parduotuvę. Žmona sakė, traškučių nori. Aš čia reikėjo pasimti iš mašinos. Toks centriukas. Bulvikių kaina 18,95. Turim lietuviškus dešrikės rūkytos, tai reikia pomidoriukų pasimti. Agurką kokį. Jo, bus gerai. Šiaip Švedijoje maistas yra pigesnis negu Danijai. Kažkiek tai neženkliai, bet kažkiek pigesnis. Kaip stiklas suaižėjęs šaldytuvo. Minkšta. Kavikis reikia pasimti, nes namuose geriam iš aparato. Tai pas mus tik tai pupelės, o ten, kaip žinia, aparato greičiausiai nėra, tai reikia imti kokią tai maltą. Žiūrėk, gal šitą reikia pakelį imti. Man tai, pavyzdžiui, pilnai pakanka, daleskime kapučiną pasiėmė ir viskas. Toks jausmas, kad savaitę įsiruošim. O miegosim tik 2 dienas, tiksliau 2 naktis. Suvalgysim viską. O tai kur ta dėžiai dar maisto? Bagažinė. Jėzu. Bet svarbiausia tai, kad dabar pasižiūrėjom, kad mums iki tos parduotuvės tik 8 km nuo to namelio. Kam tiek pirkom? Na, dabar tai jau tikrai važiuojam į tą vasarnamį. Važiuokite S formos kelią į dešinę pro 2 ūkius. Kur tie ūkiai? Va, ūkis vienas prasideda. Kelias virsta žvyrkeliu ir suka. Dar nematau.
ūkis. Nu gražu tas kaimas. Kur ta mūsų trūba? Kelias virsta žvyrkeliu. Taip. Dar po 1 kilometro pamatysite raudoną namą kairėje. O į kelią atsuktas garažas. Ant garažo yra 29 numeris. Davai, ieškam. Čia reikia važiuoti. Bet aplinka tai graži, žinokit. Tikrai graži. Ne tas raudonas namas? Dabar žiūrim, 29 numeris turėtų būti garažas. Ne, ežeras gal toj pusėje čia. Sakė apie kilometrą rašė, ne? Nu taip. Tiesa, mes šitą vasarnamį nuomavomės iš Danijos. Danijoje gyvenantis moteris, tarp kitko netoli mūsų gyvena, bet va turi vasarnamį Švedijoje. Gaila, kad ne grybų metas. Kiek čia grybų būtų? Mėlynių kiek atvažiavo. Štai, 29. Tai šitas mūsų namelis, kaip suprantu. Einam rakto ieškoti. Ten sakau. Čia toksai misija atsirasta. Misija. Malkų yra. Jo. Irklai. Kodas. O, turim graibštą. Dideliai lydekai kraut. Net pinigėlis yra. Bet man nereikia, turiu savo. Liemenė yra. Štai ir mūsų truoba. Pažiūrėk, koks raktas. Parodė. Senoviškas. Dvigubos durys. Toks kvapas, truputį senoviškas. O, virtuvėlė. Šaldytuvas. Ką žinau, visai gerai. Vanduo yra greičiausiai. Taip, mikrobangiai yra. Kaip ir spėjau, kad kavos aparato nėra, tai tik virduliai. Nu jo. Židinukas yra. Galėsim pasikurti laužiuką. Visai faina. Viskas yra. Visai faina. Visai nieko, va tualetas yra. Miegamas. 2 aukštė. Biblioteka visa. Su įvairiais žaidimais, puzliais. Kelte. Ir dabar daryk. Nueinam iki ežerą pažiūrėti. Valtelę matau. Pats ežeriukas, tai kaip matot. Žodžiu, einam kurtis, einam kažką tai pavalgyti. O, net rūsys yra. Vitana, Nu, jeigu būsi negera. įrūsi? Jo, jeigu tu būsi negera, aš lysiu į rūsį, gerai? Žmona jau kuičiasi virtuviai. Vakarienės bus. Spiritas. Geriam kavytę. Einu pažiūrėti, gal rasiu elektros tame garaže. Norėčiau mašiną užsikrauti, jeigu netyčia būtų. Deja nėra. Servizas, dantų pasta, pleistras nuo uodų, servetėlės, dantų šepetukai su kainoraščiu. Jeigu ko reikia, moki papildomai. Seni geri laikai. Lauko tualetas. Rankom nusiplauti bakelius. Pripiešta. Tikra troba. Grinai tokioj pusiau laukiniai gamtoj. Tik tiek, kad turim tas šiuolaikinės komunikacijas. Wi-Fi tiesa yra, kad tik pasijungiau. Veikia puikiai.
O vakarienėje mes paprastai keptus bulvytės, turime vadinamos, kaip čia skaitusi, troškintą kiaulieną. Jo, troškintą kiaulieną. Suversim visą šitą skardą ir tokia bus vakarienė. Mobilus internetas bandėm visiškai neveikia, realiai net ryšio, kad paskambinti nėra, tai bent jau dabar turime internetą. Tai išmiegosim, pavalgysim pusryčius ir šoksim į šitą vandenį. Turiu pasiėmęs ir ešerį, džigą, turiu ir avižadrebį pasiėmęs, jeigu kokią baltą žuvytę pavaikyti, bet pradžiai bandysime ieškoti švediškų lydekų. Reikia susikurti jaukią atmosferą. Na va, tai jau turėsim jaukumo ir plus šilumos. Mano žmona labai mėgsta šilumą, tai bus smagu. Valgysim keptas bulvytes ir žiūrėsim į laužą. Kaip faina ugnis. Na, įdėsim daugiau. Žodžiu, miške pilna malkų, bet reikia pirkti. 80 kronų toks maišas kainuoja. Va toks maišas. Kokie 20, gal 30 kg. Po aplinką pasklido dūmai. Toks laužo kvapas. Geras kvapas. Nu, kas čia? Temp čia. Prie keptų bulvių dar bulvyčių. Davai, valgai. Labai alkame. Šiandien galima. Šiandien galima, jau. Labai seniai valgėm traškučių, jau neatsimenu kada. Tu pameni kada? Tai kągi, žodžiu, mes tada gal šitą video toj vietoj ir stabdom. Ką mes veiksim į taip, aišku, valgysim, miegosim ir ryte žvejosim. Taip kad iki sekančio video. Ačiū, kad buvo čia. Jeigu nesunku, kokį tai laikutį. Ir iki sekančio video. Ate. Ate visiems.